Singapūre podiumu žingsniavo modeliai vilkintis Chanel naujosios Cruise kolekcijos drabužius. Tai pirmas kartas, kai šie prancūzų mados namai savo kolekciją pristato Azijos mieste. Iki šiol Cruise kolekcijų pristatymai vykdavo tik tokiuose Europos miestuose kaip Saint-Tropezas. Tačiau Chanel teigia pasirinkusi Singapūrą, nes jis yra su sparčiu ekonomikos augimu, siejimo regiono madų ir prekybos centras. Azija yra pasaulio ateitis, turiu galvoje, kad ši pasaulio dalis turi daugiau ateities negu senasis pasaulis. Pristatymas vyko senose kareivinėse, kurios buvo pasirinktos dėl juodos ir baltos spalvų kolonijinio stiliaus architektūros. O Dieve, tikrai, turiu galvoje surengti šou šiame mieste yra neįtikėtina. Tai taip šaunu. Manau, kad čia tikrai galima pajusti skirtumą. Turiu galvoje pristatant kolekciją karinėje bazėje tikrai tvyro kitoks jausmas. Visiškai. Lagerfeldas teigia, kad tai pirmas kartas, kai jis lankosi Singapūre su mados namais Chanel. Paskutinį kartą čia jis viešėjo prieš 25 metus.